Kovo 29 diena ir tikriausiai jau bus įprasta sakyti sveiki, nieko nepasiuvinėjau. Tai mano statistika jau anksčiau skųsdavaus, kad tik 100 kryželių. Neklauskit dabar. Tai dabar, kol video kėlėsi ir prižiūrinėjau, tai per 30 minučių išsiuvinėjau 133 kryželius. Paskutinis mano siuvinėjimas buvo kovo 25 dieną, kuomet siuvinėjau valandą ir tai buvo 196 kryželiai. Tai nieko daug stipriai nepaaugau, pasiuvinėjau keletą šviesių šešėlių, juos parodysiu, bet dar nieko netaisiau, kas buvo užstrigę. Tai nežinau, artimiausios dienos bus šiek tiek įtemptos, dėl to, kad montuojant video supratau, kad aš prie zuikio schemos iš viso buvau paskutinį kartą prisėdus kovo 16 dieną ir daugiau nieko nejudinau, o noriu kokį trečiadienį jau paleistai. Rytoj poryt ir trečiadienis bus intensyviai skirta konkrečiai schemos kūrimui greičiausiai. Ir dar reikia man savikainą skaičiuoti, su ten beveik 1000 eilučių, su dar beveik kiek stulpelių, nes noriu viską labai tvarkingai pasidaryti, nes žinau, kad daugiau gyvenime prie to galiu ir nebegrįžti. O kai kils klausimų, kada kas pasikeitė ir kokia dabar turi būti savikaina, geriau viskas, kad būtų išskaidyta. Tai va, ką aš siuvinėjau, tai principė čia truputėlį pasiuvinėjau iš šviesių ir va šitą užsipildžiau. Tai kol kas yra tiek ir daugiau nieko netaisiau, tiek turiu. Ir šiaip netikrinau, bet greičiausiai jau bus kokios 45 dienos, kad per tiek turėčiau išsiuvinėti. Labas rytelis, tai šiandien turim kovo 30 dieną, pirmadienis, darbadienis. Vakar kėliau video, tai viskas ten sukasi, viskas gerai ir nusprendžiau, kad būtent nuo trečio įrašo pasistengsiu galbūt mažiau fragmentų sudėti, bet pasakyti pačią esmę, kad tiesiog nebūtų labai nuobodu. Tai iš tikrųjų šiandien jaučiu, kad truputėlį tokia įtampėlė kyla, nes palei mano planus, ką aš turiu per šią savaitę pasidaryti, tai susitvarkyti savikainų visą lentelę užsibaigti, tuomet užsibaigti zuikio schemą, kuri ilgai ir nuobodžiai laukia savo eilės. Tai dar vakar gavau žinutę, kad jau Lietuvoje yra mano dalis magnetukų, ką turiu sukelti į internetinę svetainę ir paruošti prekybai ir plus pasiruošti apklausą, nes šito dalyko nereikia palikti paskutiniai dienai, nes vis tiek norėsiu surinkti bent jau 100 anketų, kad galėčiau realiai pateikti tikrai realias įžvalgas apie tai, kaip klientai mato mano palėpę ir ką reikia taisyti. O kadangi noriu su pardavimo ekspertu susitikti gal netgi po kokių 3 arba 4 savaičių, tai noriu pasispausti, nes šiaip siuvinėjimo sezonas prasideda nuo rugsėjo vidurio, tai iki to laiko, kiek darbų turiu pasidaryti. Nes edukacijų pradėjau darytis sąrašus, ką norėčiau tiek dabar pasileisti, tiek nuo rugsėjo mėnesio, su kokiam temam startuoti ir dar šiandien po pietų reikia pas daktarų važiuoti, tai irgi toks stresiukas, kad atrodo viskas pusė dienos iškris iš viso ritmo, tai va, tai tokiam lengvam chaose. Ir šiandien dar pakalbėjau, kad kiek aš žiūriu video visada va, su tokia ševeliūra, tai ant tiek esu pripratus, kad plaukai nelystų į akis, o šitas dalykas atsirado tada, kai prieš kokius, galvoju, gal prieš 3-4 metus, o kuomet mano plaukai labai išslinko, labai ištrupėjo, aš turėjau va tokius plaukus, galėsiu gal netgi kitą video, kuris net prieš metus jau šitam name gyvenom, mano buvo tikrai plaukai, trumpučiai ir mane tas labai nervavo ir aš negalėjau žiūrėti tos plaukus ir kirpti negalėjau, nes aš norėjau ilgų savo įprastų plaukų, tai aš jas rišdavau. Ir viskas dabar išsimaudau, išsiplaunu galvą, viską ir vos nesekančią dieną aš jau į kokardą ir viso. Tai mane matysit tokią dažniausiai. Gal kažkas pasikeis. Tai viskas, gana plepėt, reikia daryti pietus, pavalgyti ir lėkti pas daktarų, o grįžus tada jaučiu sėsiu prie zuikio schemos, nes šiandien yra pirmadienis, tai aš noriu kokiam trečiadienį, ketvirtadienį paleisti. Faktas, aš vėluoju ir dabar viskas. Šitą pasidarysiu, tada pasidarysiu
Liepos 6 dienai rinkinį. Tada jau pradėsiu ruošti kalėdinius ir nebeturiu vietos tiem dizainam, kuriuos noriu padaryti. Toks biškis sėd. Nes tikrai turiu labai fainų, kur atrodo, kad tu guli ant pievos, žiūri į dangų ir aplinkui miško visos eglės virš. Žiūri gražus dizainas. Žodžiu, aš kiek prisiplanavusi viską, bet kaip spėti viską. Gerai, viskas. Mažiau pliurp, eiti dirbti. Viskas, šiandien sustoju kryžkeliai, tai principė viską kaip ir pasidariau. Čia gražiau pereina dvi spalvos, bet nebesusiderina su kakavinė aplinkoje. O čia atrodė, kad šita spalva netinka, bet dabar žiūriu visai gerai atrodo. Tai greičiausiai vėl reikės perspalvinti. Bet žodžiu, jau turiu, dabar liko tik spalvas derinti, žiūrėti kaip kas. Labai patinka mėlyno perėjimai, žali kol kas nepatinka. Tai žiūrėsiu, gal dar kažką padarysiu. Labas rytelis, šiandien turim balandžio 1 dieną ir tai nėra pokštas. Tai paskutinį kartą filmavau prieš, gaunasi, ne vakar, užvakar. Tai šiek tiek turiu naujienų, aišku, dabar truputėlį reikėjo man pagalvoti, kada aš čia filmavau, jūs tai sekundžių intervale viską stebit. Tai kas įvyko, tai vakar ne visą, grubiai pusę dienos tvarkiausi schemos atspalvius, dar truputėlį koreguosiu. Pamiršau, kad jūs dar nežinot, kiek aš iš viso tos schemos padariau. Tai užvakar po filmavimo pasidarbavau gal kokias 3-4 valandas. Susidėjau visus perėjimus, kaip kas turėtų būti. Vakar tvarkiau pačius spalvų derinius, tuomet žiūrėjau, kas man tinka, nepatinka, ką keičiau. Tai viską pamatysit ir po šito filmavimo iš karto bėgsiu įdėti postą, kadangi man pavyko padaryti iš vienos schemos, pavyko padaryti antrą veidrodiniu principu ir pakeisti spalvas, nes kadangi pats zuikis yra su mėlyna ir žaliai, mėlyni ir žali atspalviai, tai nusprendžiau padaryti ir moterišką versiją ir kadangi tai yra veidrodiniu atspindžiu, tai būtų galima vienu kartu išsisiuvinėti 2 zuikius, kurie vienas į kitą žiūri ir pučia tuos pienės pūkus. Tai turėtų visai fainiai būti. Ir tai po filmavimo bėgsiu įdėsiu postą, kad padėtumėt išrinkti zuikiams vardus. O šiandien aš tvarkysiu pačią schemą, kad jau ją būtų galima rytoj siųsti, kas ją įsigys. Taip pat visai nebloga idėja buvo pasidaryti alfabetą, tam, kad tuos zuikius būtų galima pritaikyti ir metrikam. Tai irgi visai faina idėja. Tai su schema yra tokie reikalai ir tada greičiausiai pulsiu pasidaryti Liepos 6 dienai laiko. Tai žodžiu, Liepos 6 noriu pasidaryti kelis variantus, vieną ant medienos plokštelių su karoliukais, o kitą skirtą siuvinėjimui ant audinio kryželiais. Šitos pasidarysiu, jeigu pasidarysiu anksčiau negu Liepos 6, tai tiesiog juos truputėlį padėsiu į šoną ir niekam nerodysiu iki tos datos, nes labai vargina, kuomet aš stengiuosi pasivyti nuvažiuojant į traukinį. Tai noriu iš karto taip užsimesti truputėlį ir po to jau į tarpus dėti tas, kas man norisi kurti. Tai su schemom yra tiek, kas dar buvo, daktarai. Tai su daktarais bus aišku dar, nes tiesiog dabartiniai pastaraisiais metais aš vaikštau pas daktarus dėl pastojimo reikalų, tai žodžiu viskas priklauso nuo to, kaip moteriška šventė susišvies. Tai nuo to priklausys, ar turėsiu tokį mini iššokimą į gydymą ir procedūrą, ar vis tik kelsis dar mėnesį. Tai čia depends. Tada taip, dar šiandien būtinai turiu paruošti informaciją ir išsiųsti į Gargždus, kad galėtų sukurti renginį balandžio 28. 5:30 vakaro, tai žodžiu mes, dabar čia neturiu jaučiu,
Tai žodžiu, mes mokinsimės. Ten yra grinai skirta pradedančiosiom. Tai kai jūs žiūrėsit įrašą, galbūt į aprašymą įdėsiu nuorodą į įvykį, kad galėtumėt pakviesti savo artimuosius Klaipėdos apskrity, rajone ir panašiai, kad galbūt kažkas norėtų išmokti siuvinėti kryželiu, o vienas iš tų rinkinių bus skirtukas knygai, arba rožinės, arba mėlynas, nežinau. Šiaip turiu dar vieną schemą, kurią visai būtų fainai ištestuoti ir padaryti 3 variantus, bet nežinau, kaip čia viskas vyks. Tai gali būti, kad per tas 2 savaitės, ką dabar filmuoju, pamatysit ir gamybos dalykų. Ir va taip, tai va tokie dalykėliai, tokie planai, tai va jeigu šiandien aš pasidarau, susikeliu, tada rytoj, nežinau, dabar yra Klaipėdoje jau mano magnetukai, tai gali būti, kad šiandien ateis arba rytoj. Tai bet kokiu atveju yra likusios 2 dienos iki savaitgalio, tai turiu pasibaigti pildyti savikainos lentelę, tada turiu daryti anketą apklausai, nes noriu padaryti apie 100 apklausų, tai vėlgi, jeigu pavyks, nes matėm praeitą video, kad ne viskas pavyksta taip, kaip aš kalbu. Jeigu pavyks, irgi įdėsiu čia į nuorodą, nes tikrai man yra svarbi kokybė, o ne kiekybė, bet 100 noriu surinkti, kad turėčiau aišku vaizdą, kaip mane mato klientai. Ir tai nereiškia, kad viską turi liapsint, nes aš specialiai pridėsiu tokių klausimų, kur reikės pasakyti, kas nepatinka, nes tie dalykai tiesiog man padėtų augti. Ir va taip, tai jo, su šitais visais dalykais, kai Liepos 6 darysiu schemą, tai greičiausiai bus rankdarbių būrelis ir aš čia su popieriais karpysiu, dėliosiu, paišysiu ant audinio, tikrinsiu, kaip čia viskas gaunas. Nu ir viskas. Dar video pabaigoje sumaščiau, kad darysiu, tiesiog pasakysiu, koks yra nuolaidos kodas ir tam tikrą laiką galėsit įsigyti zuikius su nuolaida. Tai va, bus motyvacija peržiūrėti iki galo. Šiaip labai smagu, kad kai kurios moteris peržiūri ne vieną, o kelis kartus video. Tai irgi smagus dalykas. Nu va, palyginimui norėjau parodyti, kaip atrodo viena ir kita schema. Tai čia yra berniuko versija, o čia yra mergaitės versija. Atrodo viskas suderinta, gal dar kažką pasižiūrėsiu kaip prie ko, bet principe turėtų viskas būti kaip ir va šitaip. Sveiki, balandžio 2 diena, tai vakar nepavyko sutvarkyti schemos iki galo, bet po pietų nusprendžiau darbuotis ties tuo, ką būtų galima tą dieną užbaigti, kad tiesiog emociškai ir psichologiškai būtų lengvesnės kitos dienos. Tai ką man pavyko padaryti, tai užsibaigiau savikainą skaičiavimą, tai viskas šitas darbas baigtas, aišku, yra tam tikrų detalių, ką reikėtų koreguoti, papildyti, kas man neaišku dar. Bet viskas visumoje yra gerai, galima sakyti, tas darbas yra užbaigtas. Šiandien bandysiu pabaigti schemą daryti ir tada taip išsiunčiau, ką buvau planavusi vaizdinę medžiagą dėl edukacijos ir galvoju, tada pabandysiu schemą užsibaigti, susikelti produktus ir gali būti, kad šiandien magnetukus pasimsiu. Tai būtų gerai rytoj dar magnetukus pasidaryti, susikelti į internetinę svetainę, kad per Velykas galėtumėt pirkti. Nu ir viskas. Ir tada ir kitą savaitę eisiu tada jau su nauja schema gamybos ir rinkinių pakavimu ruošiantis edukacijai. Ir dar, manau, gal įpaišysiu ir saulėgrąžos ir meilės simfonijos pirmų schemų planą padaryti juos rinkiniais. Na ir šiaip būtų zuikius irgi faina padaryti rinkinius, bet neturiu žalio audinio. Reikia pasipildyti, tai vat, tokie mano planai šios savaitės pabaigai ir kitos savaitės pradžiai. Nu, žodžiu, šiandien esu belia kaip išsitaškius, 4 valandą turėjo būti seminaras, parašė, kad atkelia dar po savaitės. Kadangi neturiu dar daug praktikos su schemų kūrimu, tai ilgesnis tarpas man viską grąžina į vėžlio žingsnį ir aš viską labai lėtai darau, milijoną kartų tikrinu, nes pati dabar nebesivinėjau, aš kartu leidžiu schemas, tai toks biški
Biškai dega smegenis, tai šiandien sukėliau prekes, rytoj iš ryto šviežią galvą iki pietų sutvarkau schemas, paleidžiu. Ir kaip visada atėjo žinutė iš pašto, tuomet, kai grįžau iš miesto, kad jau galiu atsimti magnetukus. Tai gal netyčia rytoj aš juos pasiimsiu. Gal. Taip pat vėl liksiu be siuvinėjimo. Jaučiu, šitas visas video 2 savaičių bus normalus darbas. Normalus darbas, nes šiandien gavau laišką iš vieno akceleratorius, kuriam tiesiog nuo pusės projekto prisijungiau, kad man dar priklauso 5 konsultacijos su ekspertais ir pasirodo 2 savaitės yra likusios iki projekto, tai reikia užsibukinti visą kitą savaitę, suvaryt, ką gerą papasakos. Tai žodžiu, tik spėk dalyvauti. Balandžio 3, nenoriu keiktis, bet atsiprašant šūdas. Mano šiandien planas yra sutvarkyti schemas ir kad tyčia penktadienį kompiuteris sumasto, kad nenori veikti. Aišku, jisai čia yra prigrūstas daug failų ir tos atminties ne per daugiausia. Pagal idėją reikėtų perrašyti Windowsus. Bet aš šiek tiek turto turiu, kad šiek tiek bijau, kad kažkas nedingtų. Ir mano visi slaptažodžiai, jeigu nusinulins, aš irgi nieko negalėsiu padaryti, nes neatsimenu eilinį kartą. Tai šiuo metu labai svarstau apie stacionarų kompiuterį, kur galėčiau normaliai dirbti. Tai va, o šiandien planavau. Keletą schemų jau yra nutraukta ir žmonės laukia. O aš... Na, žodžiu. Antras užėjimas, pasiskolinau vyro kompiuterį, bandysiu programą parsisiųsti ir žiūrėsiu, kaip man čia seksis. Nes su Apple aš nedirbu, tai bus reikalų. Palinkėkit man sėkmės. Naujas update'as, aš esu parsisiuntusi ir nusipirkus programą Windows'ams, tai reiškia, aš Mac'e Apple komp'e tos programos negaliu naudoti. Tai bandysiu laužyti savo kompą ir kažkaip priversti jį šiandien dirbti. Nu, tai labai greitai trumpas update'as. Šiandien man pavyko šiaip ne taip susitvarkyti schemą, viskas tvarkoja, išsiunčiau klientam, gavau žinutę, kad netidaro programėliai, tai žodžiu, jau šiandien nebespėsiu, jau kitą savaitę patikrinsiu, kas ten yra, šiandien technika visiškai neveikia. Dar turiu 15 minučių susiruošti ir mane vyras veža į paštą paimti magnetukų, tai penktadienis toks nurautas, bet džiaugiuosi, kad pavyko schemą susitvarkyti, nes šitas man buvo didelis galvos skausmas. Tikrai galvoju, kad maksai vieną padarysiu, sutvarkysiu, o pavyko abi padaryti. Aišku, angliškų variantų nedariau, nes kol kas pas mane anglės neperka, o Etsy irgi esu užmetus, tai bent jau susitvarkyti su savo klientėm Lietuvoje, o po to jau žiūrėsiu su užsieniu. Labas rytas, šiandien yra Velykų pirmoji diena ir mes keliaujam pas tėvų, tiek pas mano vyro, po to pas mano tėvų, šunį vešim pas Baksą, tai manau bus dar šiek tiek vaizdų. Labas rytas, pirmadienis, antradienis, balandžio 7 diena, tai per šventės ramiai pabuvom ir šiandien jaučiuosi tikrai kaip pirmadienį, nes yra be galo daug darbų. Reikia pasidaryti anketą, ją reikia paleisti, gavau magnetukus, reikia juos sutvarkyti, įkelti į internetinę svetainę. Tuomet reikia pradėti daryti naują dizainą, taip pat jau turiu ir teksto rašymo darbų, tai kažkaip reikia susidėlioti, plus mėnesio pradžia buhalterija viską susiųsti, užsiregistruoti konsultacijom. Šią savaitę dar remontai, dažysim sienas,
virtuvėje ir svetainiai, dar pas daktarų reikia nuvaryti, nes prasidėjo gydymas ir labai tikiuosi, kad tai jau yra paskutinis etapas. Tai va, tų reikaliukų. Nu, greičiausiai bus šiandien diena su manimi. Taip, tai per valandėlę padariau anketą, sukėliau viską, pridėjau nuolaidos kodą, nes žinau, kad gyvenime nieko nevyksta be reikalo ir už dyką. Tai labai tikiuosi su tom apklausom šiaip ne taip kažkaip surinkti 100 atsakymų, nes noriu aiškiai matyti, ko trūksta parduotuviai, nes vien tik mano nuojautos neužtenka, reikia ir jūsų nuomonės, tai manau, kai pasileis šitas video, dar į aprašymų skiltį aš įdėsiu taip pat nuorodą į šitą apklausą, kad kuo daugiau surinkti rezultatų, nes jau po truputėlį reikia registruotis ir vėl pas specialistą. Taip, sveiki, šiandien turim ketvirtadienį, balandžio 9 dieną, trumpas intro, tai vakar pavyko man sudėti visus magnetukus, užvakar pasileidau anketą, po truputėlį pildosi. Pradžiai tikėjausi, kad bus mažiau atsakymų, dabar atrodo kaip ir daugiau, bet vis tiek ne tiek, kiek man reikia. Tai visom išgalėm stengsiuosi įvairiais būdais susirinkti tiek anketų, kiek reikia. Vakar pasiskambinau dar su projekto vadybininkė ir aptarėm tolimesnius visus veiksmus, kaip ką daryti. Ir tų darbų visai neblogai yra. Tai šiandien aš nedirbsiu, eisim dažyti sienų. Tai manau, šiek tiek bus fragmentų ir po to į tarpą dar važiuosiu pas daktarų. Tai. O rytoj, penktadienį, esu nusiteikusi kurti schemą, tai labai tikiuosi, kad ne vieną schemą, o kelias pasidarysiu, nes noriu lietuviškumui pasidaryti kelis skirtingus dizainus, kurie būtų nesudėtingi ir labai smagiai išsisiuvinėtų. Dar pamiršau paminėti, kad kol kas nesiuvinėju, nes toj vietoj, kur siuvinėdavau, pirmas dalykas nebėra lempos prisegamos, ką galėčiau vakare siuvinėti prietemui. Ir antras dalykas, svetainėje yra ganėtinai daug dulkių, nes visos sienos yra šlifuojamos. Tai nežinau, labai tikiuosi, kad per visą šitą video 2 savaičių gal bent vienas fragmentas bus. Šiaip nežinau, ar aš čia turiu, jaučiu ne, esu įsidėjusi kuprinę, nes planavau pas tėvų vežtis ir siuvinėti. Tai esu užmetusi vieną dizainą labai seniai, irgi skirtukas, tai gal man jį visai pavyktų pasiuvinėti. Labai tikiuosi. Na, vat, namai jau aptvarkyti, tai ta pati spalva, bet sienos atrodo dėl apšvietimo visiškai kitaip. Šitą į gelsvesnę pusę, šitą į pilką. Bet vaizdas vis tiek labai patinka. Penktadienis, balandžio 10 diena. Šią savaitę turiu 2 pirmadienis. Tai vienas buvo antradieniu, kuomet po ilgojo Velykų savaitgalio, ir antras, kadangi vakar, kaip matėte, dažėm, tvarkėm namus, tai šiandien jaučiuosi irgi ganėtinai įtemptai, yra daug darbų, nežinau nuo kurių pradėti, dažniausiai imuosi smulkių, kurie nėra labai reikšmingi, šiek tiek galbūt imlus laikui, nes jų yra daug, bet gal reikėtų nuo esminių pradėti. Tai bandysiu apsimėtyti sąskaitas, magnetukus pasiklijuoti, nes jų užsakė ganėtinai daug, o aš vienu kartu negaliu labai daug jų priklijuoti. Tada reikia pradėti schemą daryti. Dar norėjau šiandien užsisakyti siūlų, susipakuoti ir panašiai, bet galvoju, geriau užsakinėti siūlus tada, kada tikrai pakuosiu, o jau kitą savaitę būtinai reikia pradėti pakuoti, nes 28 turiu edukaciją, tai ten maždaug 10-15 rinkinių reikės. Skirtukų, vakar buvau pas daktarų, pusę valandos anksčiau nuvažiavau ir pusę valandos vėlavo mano vizitas, labai gailėjaus, kad iš kuprinės išsiėmiau skirtuko schemą su visų procesu, nes principė valandą galėjau aš ten sėdėdama siuvinėti ir nestresuoti. Tai va, tai daug tokių visokių dalykų. Jeigu pavyks dienos pabaigoje, pasidalinsiu, ką pavyko padaryti. Atnaujinimas, pasidariau visus savo techninius darbus, dabar darbuojasi prie naujos schemos, tai pasidariau Lietuvos žemėlapį, išsiskyriau atskirus regionus, o dabar bus laikas raštam. Nors iš tikrųjų
Gal ir gerai, kadangi planuoju daryti 2 variantus, vienas yra ant audinio, kitas ant medienos, būtų gerai pasiklausti gamintojų, kokio dydžio gali jie man padaryti lentas ir lentutes, nes mano užmanimas yra viena vientisa lenta, ant kurios visi šitie atskiri gabaliukai susilipdo, nes gaunasi, jeigu aš medinį darau, tai mano 14 kauntas gaunasi, nes bus daroma su karuoliais ir dydis gaunasi KM7 ant 3,6 cemų. Nu, toks jau rimtesnis paveikslėlis ant sienos, o ant audinio arba 14 arba 16. Jeigu 16, tai KM1 ant 3,2. Bet ten jau ant audinio nieko ten sudėtingo nebus. Daugiau bus reikalų su mediena. Nu tai ką, kaip džiaugiuosi. Tai pasidariau Lietuvos žemėlapio kontūrus, pasidariau atskiras zonas, pradėjau dėlioti Aukštaitijos raštus ir norėjęs kažką tokio lengvo, faino, tai sujungiau, dabar galvoju, 1, 2, 3 ar 4 raštus ir padariau tokį labai gražiai kombinaciją gavosi. Labai džiaugiuosi. Tai po 3:15 turiu susitikimą online su viena specialistė konsultacijai, kuri man priklauso pagal programą. Ir aš noriu iki to laiko padaryti, tai aš nežinau, ar aš spėsiu, bet... Ir nežinau, iš tikrųjų, ar jums rodyti, ar vis dėlto palikti staigmeną. Faktas, kad aš rinkinius išleisiu anksčiau negu Liepos 6. Reikia dar pačiai išsitestuoti, ar tikrai man medienos plokštelės tokias padaro, kokiu aš noriu. Su rinkiniu ant medienos plokštelės, čia mano kompas labai maišo, su rinkiniu ant medienos plokštelių man viskas aišku, čia yra kelių spalvų karoliukai, kiek man čia pavyks išderinti viską, tai viskas gražiai. Bet aš nežinau, ką daryti su audiniu, nes kai kuriais atvejais, man atrodo, kokį parinksi audinį, vėl kitaip gali būti. Gali būti pilnais kryželiais, gali būti tik tai raštas, o tarkim, jeigu ant natūralaus lino siuvinėt, gali būti tik tai raudonas raštas, arba gali būti pilkas raštas ant balto lino. Nu, ta prasme, daug variacijų ir dabar esu tokia pasimetus, bet kadangi šitą man idėją pametėjo viena iš mano palėpės klienčių, tai manau, mes bendrom jėgom kažką sugalvosim. Tikrai labai vertinu indėlį ir idėjas ir kad tas idėjas man pavyksta įgyvendinti, tai žodžiu. Man atrodo, šis video visas bus apie mano darbą, mažai siuvinėjimą. Nežinau, gal pavyks šiandien vakare pasiuvinėti, gal rytoj, nes tie darbai jau viskas, artėja savaitgalis, tai leisiu savo atsikvėpti, bet pirmiausia, būtinai šiandien turiu padaryti tą raštą, nes po kiek laiko, kai aš prisėdu prie rašto, man labai sunku tą sinchroną visą atgaminti, nes dabar jau kaip ir įsivažiavus, viskas man yra gerai. Jie atsižiūriu ir širdis dainuoja. Neįsivaizduoju, kaip atrodys visas, bet manau, aš siuvinėsiu ir ant audinio, ir ant plokštelių. Ir aišku, čia dar labai anksti kalbėti, bet labai norėčiau Liepos 6 sudalyvauti bent keliuose renginiuose, kur būtų galima surinkti siuvinėtojas ir kad mes šitą žemėlapį siuvinėtume. Nebūtinai žemėlapį, gali būti, aš daugiau planuoju padaryti siuvinėjimui kryželiu su tautiniais motyvais. Tai būtų iš tikrųjų faina tokias edukacijas pasidaryti Liepos 6 ir tiesiog taip paminėti ir parodyti visuomeniai, kad mes siuvinėtojas galim būti ir viešumoje, ne tik tai namuose savo hobio kampelį. Viskas gana monologo, nes turiu dar grubiai valandą, tai per tą valandą noriu kuo daugiau pasidaryti. Nu, tai ką, labą dieną dar sykį. Tai kaip ir dera man su klaidom, vyrui sakau, ateik, pasižiūrėsi, pagirsi, kokį gražų raštą padariau aukštaitišką. Na, jisai žiūri, sako, tai čia Žemaitijos padarei, sakau, ne, Aukštaitijos. Sako, tai kodėl Žemaitijos regione? Na, žodžiu, net ten įpiškinau. Tai mano pusdienio darbas yra nuėjęs. Ir dar galvoju, kad kai kurie raštai gali būti, kad netitinka Aukštaitijos. Tai juos perkelsiu į Žemaitijos vietą. Žodžiu,
rezultatė penktadienis neturiu ką parodyti. Viskas 4 valandas, baigiu darbus, uždarau kompą, nors labai norėjau tą raštą padaryti, nes pelė kaip gražiai atrodo. Ir viskas. Liūdėsiuks. Tokia gaidelė. Rytoj planuojam eiti į mišką. Tai gal vienas kitas kadras bus, bet nežinau. Nelabai pozityviai šitas video užsibaigė. Bet yra kaip yra. Dar rytoj turiu nufilmuoti, nes rytojus dar priklauso prie video ir tada jau sekmadienį montuosiu. Nu va, ir viena iš nedaugelio dienų, kada siuvinėjau, tai greičiausiai šitą vietą reikės ardyti, nes kažkas su siūlais reikia pasitikrinti. Nes dabar siuvinėjau tik tai violetinę, tai viskas čia kaip ir gerai, bet man atrodo, va čia yra klaustukas su šitom spalvom, nes čia atrodo kaip ir šviesios, čia šiek tiek tamsių, šiek tiek šviesių, tai reikia tikrinti. Lauk. Ojo, žvariukui tavo snukis kaip iš arti. Jo? Žvariukai, varai į trasą? Varai į trasą? Jo. Sveiki, turim šeštadienį, balandžio 11 dieną. Tai grįžom iš miškų, iš sodo, greitai padarau valgyti ir keliaujam į sodo darbus. Sekmadienis, balandžio 12, pusė 7, žaksiju non-stopo ir montuoju video ir suprantu, kad aš vėluoju, bet prisiminiau, kad dar neįkeliu pabaigos. Tai žodžiu, su nuolaidos kodu valio mano palėpės zuikių rinkiniams iki kito sekmadienio bus minus 30% nuolaida. Ne rinkiniams, o autoriniam schemom. Reikia dar priprasti prie šito. Tai va, ir greičiausiai video pasirodys pirmadienį, nes man vien išsaugot užtruks 2 valandas, o dar kelti kažkur apie porą valandų gali būti. Tai šiaip visai gerai. Pasidarbavom, viskas puikiai. Rytoj kelsiu video tada. Tikiuosi labai nesupyksit ir galbūt po to pasiderinsim. Gal norėtumėt, pavyzdžiui, šeštadienio ryte jau žiūrėti video, nes man šeštadienį arba sekmadienį visą dieną montuoti biškį ne faina. Tai komentaruose parašykit, kaip jums geriau. Palaikinkit, pasiekit, nes video, manau, nenutrūks ir toliau judės į priekį.